kaip nevogti iš savęs ateityje, apie tai pakalbėsim šitame video ir kiek kainuoja neinvestavimas iš tikrųjų pinigų, tad jeigu tu nori pradėti darbinti pinigus, bet galbūt prisibijai, galbūt galvoji, kad pavėlavai ir taip toliau, galbūt galvoji, kad tau per daug metų, galbūt kaip tik galvoji, kad esi per jaunas, tai visus šitos klausimus atsakysiu šitame video statistiškai, vėlgi nukreipsiu galbūt į tam tikrus resursus, kuriuos norėtum arba galėtum paklausyti ir, žodžiu, važiuojam prie pagrindinės video idėjos. Tik tai prieš tai norėsiu paprašyti tave spustelti laiką ir prenumeruoti kanalą, nes prenumeratoriam kiekvieną pirmadienį aš atsakau su klausimų atsakymų sesija, kur paliekat komentarą. Aš einu per kiekvieną komentarą, kurį paliko prenumeratoriai ir tada atsakinėju ir tokiu būdu mes bendraujam jau daugiau negu pusę metų ir kūrėsi ta bendruomenė. Žmonės vieni kitiem jau pradeda padėti, tai komentarų skiltis yra labai aktyvi pas mane po video, siūlau tą labai gerai išnaudoti ir galbūt turėsit ir paskatinimą, ir atsiliepimų tų pačių ir taip toliau. Tai valio, važiuojam prie video. Ir šiandien norėsiu pakalbėti apie tai, kad žmonės labai dažnai randa tą, sakykime, atmazą arba kaip tik sako, kad uždirbu nepakankamai tam, kad investuočiau ir tokiu būdu vagia iš savęs dar labiau ateityje. Tai jeigu mes prisiminsime vieną iš paskutinių mano video, kurį aš dariau ir buvo Europos statistika ir Lietuvos statistika paimta, tai Lietuvoje, jeigu žmogus uždirbo 2020 metais vidutinį atlyginimą ir 2024, 23 metais per visus, tai 24 metais atėjo info, tai per šitą laikotarpį žmogaus realus darbo užmokestis sumažėjo daugiau negu per 2000 eurų. Kitaip tariant, įsivaizduokime, mes uždirbam 1350 per mėnesį, kas yra vidutinis Lietuvos atlyginimas. Dauginam iš 12, turim 16 200 per metus po mokesčio, ne? Realus darbo užmokestis sumažėjo 2000 eurų. Tai minus 2000 eurų, ten 2100 kažkiek, paimsiu 2000, ne? Tai yra 14,2. Tai sveikinu, jeigu jūs anksčiau galėjote apsipirkti už 16 000, turint vidutinę algą, dabar jūs galite apsipirkti už 14 000. Ir tai yra nepaisant to, kad bendrai alga padidėjo, bet realus indeksas nukrito. Kodėl? Dėl to, kad yra infliacija. Ir dauguma tos infliacijos nelabai supranta netgi, kaip ten viskas veikia, bet šiandien video ne apie infliaciją, šiandienos video yra apie tai, kaip visgi nevogti iš savęs ateityje, nes tai, ką aš dabar suskaičiavau, jeigu mes dabar nepradėsime darbinti pinigų, ateityje, nepaisant to, kad mūsų pajamos kils, vidutinis mūsų įperkamumas būtinųjų prekių paslaugų jisai kris. Ir vienintelis būdas, reiškia, apsisaugoti nuo to yra iš principo investavimas. Dabar klausimas, kur, kaip, ką, apie tai irgi pakalbėsiu video gale, bet pagrindinė idėja dabar pereikim prie to, kad, aš per jaunas, aš per senas galbūt, arba aš neturiu pinigų. Tai pirmas momentas, aš per jaunas. Tai ką mes galim matyti, tai kad jeigu žmogus netgi mažomis pinigų sumomis pradės bent jau 25 metų, ne, tai kai jam bus 65 metai, jeigu jis nuolat investuos pinigus, tai va štai čia galima būtų norėti virš 400 000. Tai va, galim pasižiūrėti, ne, dalykus. Tai jeigu mes kalbam apie investavimą, tai tarkim, pirmas investuotojas pradeda su 300 per mėnesį 25 metų. Antras pradeda su 300 per mėnesį 35 metų ir trečias investuotojas pradeda 40, bet su 600 eurų per mėnesį, ne, arba doleriais. Ir vidutinis metinis pelningumas skaičiuojamas 5 procentai, pabrėžiu 5. Dabar visi, kas čia nori pasakyti, kad infliacija yra didesnė ir taip toliau, palaukit, pažiūrėkit tiesiog šitos skaičius. Jeigu mes kalbam apie 25 metų jaunuolį, jisai iš viso įdeda 144 000 ir bendrai turi 460 000 kapitalą bendrai paėmus, ne, šitoje vietoje. Taip, jisai lenkia tą, kuris pradėjo 35 metų ir įdėjo 108 000. Tai yra realiai tik tai, kiek čia dabar galvoju, 104, 144 minus 108, mes turim 36 000 per ten 30 metų laikotarpį mažiau. Įsivaizduokime, ne? 3-6 tūkstančiai per tokį laiką, jūs sakys, Aleksandrai, tai nepadarys daug įtakos. Tai padaro milžinišką įtaką
nes jisai prisideda savo į krepšelį tik tai 251 000 papildomai iš pelno, ne, bendrojo. Tai yra va šita raudona linija. Ir iš tikrųjų jisai sukaupia mažiausiai šitoje vietoje iš visų trijų. Aišku, jeigu 40 metais būtų pradėjęs irgi po 300, nu tai čia būtų dar mažiau, bet 40 metais pradeda dvigubai dėti pinigų ir vis tiek nepasiveja to pirmojo žmogaus jaunuolio, tai jisai sudeda 108 štukų bendrai paėmus, ne, tai yra 36 000 daugiau į savo akauntą, bet jisai turi tik tai 359 tūkstančius bendrojo kapitalo ir tai yra 101 000 mažiau negu tas, kuris pradėjo iš anksto, ta prasme, dėti pinigus. Tai realiai paėmus, jeigu žmogus yra pakankamai jaunas, tai jam nereikia tiek pinigų, kad jisai iš tikrųjų užsitikrintų tą ateities savo kapitalą. Ir kitas momentas, netgi būnant 35, tarsi jisai turės gerokai didesnį kapitalą negu tas, kuris pradės 35. Tai čia yra pirma dalis. Tai jeigu jūs esate jaunas, ką galima daryti? Tai jūs natūralu turite didesnį horizontą, jūs galite prisimti daugiau kažkiek tai rizikos, tai pats paprasčiausias būdas tai yra investuoti į 100% dažniausiai akcijinius, indeksinius fondus, apie tai aš esu kalbėjęs šitame video, tai yra indeksinis investavimas, tai yra vienas paprasčiausių būdų apskritai darbinti pinigus, tik tai ką jūs turit, jūs galite generuoti vidutinę grąžą, jūs galite būti absoliučiai gauti vidutinį atlyginimą. Tik tai jeigu jūs išbūsit rinkoje ekstra laiką, tai yra daugiau negu vidutinį laiką, daugiau negu vidutinis investuotojas, nes vidutinis investuotojas išbūna iki 10 metų dažniausiai, ta prasme, šiais laikais netgi dar trumpiau, reikės pasiieškoti statistikos, bet jeigu mes kalbam, detalesnės, anksčiau ieškojau, bet dabar tikriausiai bus dar labiau pasikeitusi, nes žmonės dabar neturi tiek kantrybės ir tiek. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad išbūti ilgą laiką, ta prasme, rinkoje, tai laikas padarys savo. Ir šitoje vietoje, ką galima daryti, tai paimkim tą patį Nasdaqą, ne, kuris generavo ten tos pačius 17% metinio. Ateikim Nasdaq, indeksas, compound, ir mes galim pasižiūrėti, ne, kiek jisai čia sugeneravo historical performance. Tai mes galim pažiūrėti 16,93, ne, annual growth rate. Tai jeigu mes kalbam apie 16,93 vidurkį kaip pavyzdys, vėlgi, galim suvesti į Compound Interest Calculator, tai sakykime, ką mes galime turėti kaip jaunuoliai, tiesa, ANAV yra jo tikeris Nasdaqo, tai tie, kas norit, galite per vertybinių popierių sąskaitą susirasti, su nuoroda apačioje dar gausit bonusų, jeigu užsiregistruosit, tik tai pasiskaitykit, kas yra per bonusai. Tai interest rate, sakykime, 16,93, ne, kad nemeluot. Toliau jūs sakysit, Aleksandrai, infliaciją reikėtų įdėti, ne, į šitą kalkuliaciją. Gerai, 3% kiekvienais metais padidinsime savo įnašus ir, sakykime, mes visą tai turėsime, jeigu pradėjom 25, sakykime, 40 metų. Jūs pradėjot nuo nulio, tarkime, gaunat vidutinę Lietuvos algą šiai dienai, tai yra 1350, tai ir sudedam 135 eurus per mėnesį. Calculate. Tai šitoj vietoj teoriniam lygmenį turėtų būti 10 lemų. Tarsi suprantu, žmogaus smegenys nesuvokia, kaip iš 122 000 padaryti 10 lemų per kiek metų, tai atrodo neįmanoma. Tai bet matematika nemeluoja, tiesiog dauguma žmonių neišbūna rinkoje ilgai. Jeigu Warrenas Buffettas neišbūtų rinkoje pakankamai ilgą laiką, tai yra vienas geriausių investuotojų, 99% viso jo kapitalo atėjo po amžiaus, kai jam suėjo 60 metų. Prieš tai jisai buvo investavęs jau virš 30 metų. Tai įsivaizduokit, žmogus investuoja 30 metų ir daugiau ir būnant 60, ta prasme gerai, pas tavai ten jau keli jardai yra, keli milijardai. Ir tu dar varai. Tai nuo 60 iki dabar jo turtas ten matuojamas netoli trilijoną bendrai Berkshire Hathaway. Ir klausimas, kiek jisai turi kompanijos, bet bendrai apie 80-90 milijardų. Tai jeigu mes kalbam 1 milijardas versus ten 90 milijardų, tai patys suprantama, ne, kad per tą paskutinį laikotarpį jisai ir uždirba daugiausia. Tai jeigu mes kalbam apie šitą valio, jeigu mes kalbam apie patį paprasčiausią indeksą, kuris yra pasaulio kokybiškiausio akcijų indeksas, tai yra 11,98, per kiek metų su vidutinė Lietuvos alga 2 lemai. Ta prasme, 2 lemai, iš kurių lemas 926 000 yra palūkanos. Tarkime, šita suma per krizę sumažės per pusę, tai vis tiek bus
lemas. Va. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad, sakykime, Nasdaq'as 16.93 ir aš paskaičiuoju, kad jūs pradėsit 5 metais vėliau, ane? Sakykime, 5 metais vėliau. Čia 40 susivedam, tai gaunam 9 626 000, tai užsirašau 9 626 000 minus, sakykime, šitoje vietoje turime 35 metus. 5 metai neinvestavimo jaunuoliui kainuoja nei daug, nei mažai pusę jo kapitalo. Minus 4, 1, 3, 7, 0, 0, 0. Tai yra daugiau negu pusė. 5 489 000, tarsi, išgaruoja per 5 metus. Jeigu aš paskaičiuosiu, kad tai yra vidutinis žmogus ir padalinsiu visą tai iš 5 metų ir padalinsiu visą tai iš 12 mėnesių, vadinasi, vienas mėnuo neinvestavimo kainuoja 91 483 eurus potencialiai tokiam žmogui. Jeigu aš kalbu apie, sakykime, tą patį kuklesnį variantą 11.98, MSCI World Quality, čia mes turim kiek? Lemą 110, prieš tai buvo virš 2 milijonų. Vadinasi, mes turim 900 000 skirtumą. Gerai, net jeigu mes investuojame į MSCI World Quality, 900 000 skirtumas dalinam iš 12 ir dalinam iš 5, mes turime 15 štukių per mėnesį kainuoja neinvestuoti 135 eurų. Tai yra nežmoniški pinigai. Tai čia yra jaunuoliai. Ar net jeigu jaunuolis painvestavo 5 metus ir, sakykime, su tuo pačiu, 5 metus painvestavo 135 pinigus, jisai turi 11 000 kapitale. Valio, 11 735. 11 735 06. Šitoje vietoje, valio. Ir mes padedam čia 0, ta prasme, viskas, mes daugiau neinvestuojam ir paliekam 35 metam. Ta prasme, tiesiog bukai 5 metus painvestavus, ta prasme, 761 000. Iš realiai 11, iš mažiau negu 10 netgi, nes savų jisai prieš tai suinvestavo mažiau negu 10. Tai būnant jaunam, tiesiog pradėti ir pamiršti, tai yra valio. Kada pinigai pradeda dirbti sunkiau, negu iš tikrųjų gali žmogus. Tai viskas labai paprasta. Tuomet, kai vidutiniškai, sakykime, netgi su 10% grąža metinė, mes pradedam viršyti tai, kiek mes galime įdėti per metus. Tai jeigu mūsų vidutinės metinės pajamos štuka 3PM ir aš paimsiu, kad 135 kart 12, tai yra metinis įnašas 1620, tai vadinasi, man reikia sugeneruoti tik 16 000 portfelį ir aš daugiau galiu jo nebepildyti su sąlyga, kad aš jo neliesiu bent jau 20-30 metų. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad 16 200, jeigu aš sakau 30 metų, be additional depozitų, tai yra 321 000 kapitale. Jeigu aš kalbu apie 20 metų, tai šitoje vietoje bendrai paėmus tai yra 118 000 kapitale. Bet kokiu atveju tas 100 000 jisai susiakumuliuos. O tie, kas nematė video apie sunkiausiai uždirbamą sumą, tai irgi galite pasižiūrėti. Sunkiausias yra tik tai pirmas 100 000. Bendrai paėmus, šitoje vietoje, jeigu Nasdaq'e aš laikysiu 16.93, tai bus 467, tai suprantam. Juo labiau, kad jeigu jaunuolis ir jisai gali prisimti daugiau šiek tiek rizikos, tai aš asmeniškai rinkčiausi Nasdaq. Dabar, jeigu kalbam apie vyresnio amžiaus žmogų, kuris sako, blemba, Aleksandrai, man jau yra ten 45 metai, jo. Ir man iki pensijos ten yra 20 metų, aš jau pavėlavau, galbūt 50 metų jau žmogui yra ir iki pensijos ten. Tai aš turiu jums vieną labai paprastą klausimą. Kiek laiko jūs planuojat gyventi? Ar jūsų gyvenimas baigsis tuomet, kai prasidės pensija? Jeigu tai planuojat, tai liūdna, bet šiai dienai vidutinė gyvenimo trukmė pas vyrus yra 73 metai, pas moteris yra virš 80 beveik metų. Tai jeigu mes kalbam, tai gerėjant medicinai, turint šiek tiek daugiau pinigų ir skiriant laiko sveikatai, mes drąsiai galim planuoti gyventi iki 90 metų. Tai mes galim paskutinius ten 25 metus planuoti gyventi kokybiškai, mes galim planuoti paskutinius 20 metų gyventi kokybiškai ir mano klausimas, kiek jūs sumokėtumėt už dar vieną dieną gyvenimo, jeigu reikėtų sakyti, kad šiandien yra paskutinė diena, o rytoj jūs nebeatsikeliat. Tai šitoje vietoje šitiems žmonėms aš sakyčiau, kad tikėtina jūs jau būsit paleidę vaikus į gyvenimą, tikėtina jūs jau būsit pasitaupę kažkur pinigų, tik tai galbūt
bijosit juos įdarbinti. Tai tokiem žmonėm yra sukurti fiksuotos grąžos instrumentai, tai pavyzdžiui vėlgi mažesnės rizikos instrumentai, kurie gali generuoti 4-5 procentus metinių, tik tai tiek, kad jums jau reikės įdarbinti daugiau savo santaupų arba galbūt kaip tik pamažinti šiai dienai tą pragyvenimo lygį ir atsisakyti nebūtinų visiškai dalykų, galbūt pasikeisti automobilį į paprastesnį, nes nereikia niekam nieko įrodinėti. Tai vad galbūt persikelti į kažkokį turtą, kuris yra kuklesnis, ir šitoje vietoje parduoti namą, nes vaikai jau išsikraustė, nepersikraustyti į butą ir iš tikrųjų turėti kokybišką gyvenimą ir laisvę šitoje vietoje versus tai, kad tarnauti daiktui ir bandyti jį ten išlaikyti ir taip toliau ir panašiai. Juo labiau, kad namai pabrango per paskutinius 10-20 metų tikrai labai stipriai. Tai jeigu mes kalbam apie tokius žmonės, tai tikrai galima persiskirstyti savo finansus ir surasti kokį, kad ir 30 000 startinio kapitalo, nu aš kalbu labai šitoje vietoje racionaliai ir sakykime įdarbinti tos pačius pinigus su 10 procentų metinių, vėlgi, jeigu mes kalbam apie 5 metų žmogų ir vėlgi jis tikėtina turėtų uždirbti daugiau negu vidutinis Lietuvos atlyginimas, tai paimkim 200 eurų per mėnesį, įsineš, calculate. Ir mes turim tuos pačius 400 000, tai iš 64 000 depozito. Tausme, niekas nėra prarasta. Ir jeigu vėlgi, net aš paimsiu konservatyviau, 5 procentus paimkim, bendrai paėmus tai yra 187 000 kapitale. Nėra nieko prarasta šitoje vietoje. Jeigu mes kalbam netgi 10-mečiui su 10 procentų metiniu, tai tausme, jeigu jums yra 55, jūs vis tiek turit galimybę suakumuliuoti daugiau negu 127 000 pinigų. Tai jum neinvestavimas kainuoja dar brangiau iš tikrųjų negu emociškai dar brangiau negu jaunuoliui ir, sakykime, tie patys 5 metai neinvestavimo, 127, čia yra 231, tai jums kainuoja dvigubai kapitalą. Tai tas yra irgi labai stipru ir mano galva ten ar turėti 100 štukų, ar turėti 200 štukų yra didžiulis skirtumas, jeigu mes kalbam kapitale. Turėti 2 lemus ir turėti 4 lemus jau galbūt nėra toks didžiulis skirtumas, nes bet kokiu atveju visi baziniai poreikiai turėtų būti patenkinti šitoje vietoje. Tai aš sakyčiau, kad taip galima pakankamai nesudėtingai, dabar mes susikurti savo tą orę senatvę ir tie gali kainuoti tas neinvestavimas. Jeigu jūs esat prie investuojančių prijaučiantis, tai aš sakyčiau, kas gali būti, tai yra viso pasaulio indeksas, labai kokybiškas, jis netgi taip vadinasi, MSCI World Quality. Apie tai esu kalbėjęs ne vieną kartą, apie tai Justina yra padarius atskirą video savo kanale, tai užeikit pas ją, užsukit Justiną Vaičiūnaitę, susirasite MSCI World Quality. Ir vėlgi, jisai generuoja vidutiniškai 11,98. Tai sakykime, jeigu jūs galvojat, kad aš ten išgalvojau tos savo skaičius, kuriuos rodžiau, tai va, prašau, MSCI World Quality nuo 94 metų iki 2024 metų 11,93 procento vidutinė metinė grąža kasmet. Nepaisant to, kad jisai va čia pasvyravo, tai jeigu mes kalbam apie mūsų kapitalą, tai šitoje vietoje 11 procentų yra realu turėti 30 metų laikotarpyje su svyravimo rizika. Tai kaip vadinasi šitas fondas, tai vėlgi ateinam į prekybą, susirandam XDEQ fondą, jisai yra europinis, galima pirkti per bet kurį vertybinių popierių brokerį ir šitoje vietoje turėti kokybiškiausias 300 kompanijų kainuoja 61 eurą, nei daug, nei mažai. Jeigu mes norime, sakykime, kažkiek agresyviau painvestuoti, tai tas pats, kaip pavyzdys S&P 500 gali būti indeksas, tai jisai vidutiniškai generavo 12 procentų metinių per paskutinius 10 metų. Jeigu kalbam apie 30 metų, tai jisai plačiau diversifikuotas, jisai turi 500 kompanijų, jis generavo 9,9 procentų metinių palūkanų, kas irgi yra labai gerai. Tai SPYL ETF-as, apie jį esu kalbėjęs atskirame video visiškai aš pats asmeniškai, tai vėlgi galit pasirinkti, kainuoja 11 eurų šiai dienai. Netflixo prenumerata kainuoja 12 eurų, 500 geriausių Amerikos verslų kainuoja 11 eurų. Tai galit palyginti, šitą dalį. Toliau, jeigu mes kalbam apie šiek tiek naglesnį tokį ETF-ą, kuris gali, sakiau, generavo 16,93, tai šitoje vietoje yra anav.eu, jisai kainuoja 14 eurų šiai dienai, tai vėlgi ne piragai, kažkokie tai super stebuklingi 14 pinigų per mėnesį, man atrodo, kiekvienas gali savo rasti. Sekantis ETF-as yra jau svertinis, tai yra to pačio Nasdaq'o svertinis ETF-as, kuris generavo virš 30 procentų metinę grąžą.
maža ir šitoje vietoje aš net nenoriu ten skaičiuoti labai ilgą laikotarpį, bet ypač jaunoliam, jeigu jūs būtumėte investavę prieš 10 metų, šiai dienai jums tikrai nereikėtų dirbti. Gaila, kad aš jo nebuvau radęs prieš 10 metų. Tai va, tai čia yra tiek. Dabar kita dalis, tai kad dažnai žmonės, ypač neturintys daug pajamų, turintys minimalias pajamas, jeigu pasižiūrėsim, kas perka statistiškai loterijos bilietus, tai perka konkrečiai, žemiausia ta klasė, pajamų klasė žmonių. Kodėl? Dėl to, kad jie prisiema visiškai absurdiškas rizikas, jie neturi ką prarasti. Yra paskutiniai keli eurai, kuriuos aš galiu išleisti loterijos bilietam. Man atrodo, kiek teleloto kainuoja 1 eurų šitoj vietoj. Tarsime, gaunasi, jeigu 5 bilietus per mėnesį aš nusipirkčiau, 6 atsiprašau, aš galėčiau nupirkti 500 geriausių Amerikos verslų. Bet 500 Amerikos geriausių verslų generuoja nei daug nei mažai apie 10% metinių. Šūdas, aš noriu nupirkti už 11 eurų loterijos bilietų. Klausimas, kokia yra tikimybė, kad Amerikos verslai generuos pelną ten labai ilgą laiką ir tikrai uždirbsim 10% vidutiniškai, ką jie padarė jau 100 metų iš eilės. Ir kokia yra tikimybė, kad jūs per 30 metų, perkant tą patį, išleidžiant tą pačią pinigų sumą ant bilietų, kad jūs laimėsit tą savo išsvajotą milijoną. Statistiškai laimėti loterijoje praktiškai nėra galimybės, ne? Tai laimi labai mažai žmonių. Tai vietoj to, kad išleist ant 6 bilietų, ten 12 eurų, tai čia aš kalbu dabar su ta kategorija žmonių, kurie sako, Aleksandrai, aš visiškai neturiu pinigų investuoti. Tai raskit 10, 12, 14 eurų per mėnesį investavimui ir jeigu jūs tą darysit pakankamai ilgą laiką, net jeigu jūs esat visiškas jaunuolis, jums yra 18 metų ir jūs gyvenat iš stipendijos, paimkime 10% metinių. Paimkime, kad jūs pradėsit nuo 14 eurų per mėnesį. Ir paimkime, kad jūs tai darysite 35 metus. Bet kokiu atveju jūs turėsit 70 štukų, bet aš netikiu, kad jūs nepasikelsit savo algos per tą laiką ir kad čia tik tai po 3% kasmet didinsit savo depozitą. Jeigu į Nasdaqą konkrečiai 16,93 pradedam nuo 15 eurų, valio, mes turime nežmoniškus rezultatus, beveik 500 milijono. Tai kokia yra tikimybė, kad išleidus tos pačius 15 pinigų desperatiškai ant loterijos, versus verslai, kurie generuoja šitos pinigus, aš sakyčiau, betinti reikia ant verslų. Kitas momentas, nepaisant to, net jeigu jūs laimėsit tą patį lemą, jeigu neturėsit suformavę tinkamų įgūdžių ir įpročių, kaip elgtis su pinigais, tai prisidėsit prie 95% žmonių, kurie bankrutuoja realiai po metų po to, kai gauna savo loterijos bilieto išmoką. Tai oh well. Šitoje vietoje neturiu net ką pridurti, pasakyti, tik tai tiek, kad nepirkit bilietų, o geriau investuokit į tvarius verslus, į indeksinius krepšelius, kur už jūs fondo profesionalai sudeda jums visą krepšelį ir indekso nelenkia net 8 iš 10 profesionalių fondų valdytojų. Tai jeigu mes žaidžiam žaidimą, tai yra statistika, aš labai norėčiau, kad tą statistikos žaidimą žaistų daugybė žmonių ir prisiminkit, kad neinvestuoti 135 eurų kartais gali kainuoti nuo 15 iki 90 gabalų per mėnesį. Tai pelningo visiems investavimo, prisimkit pamatuotas rizikas, išnaudokit visus įmanomus instrumentus, o statistiką naudokit savo naudai. Iki kitų kartų. Ok. Taip. Tai va.